batus. Ne, kad būtų visiems aišku. Tarkim, mano batai internete pirkti ir jie kainavo internete 100 eurų. 100 eurų. Aš galėjau paimti, sumokėti 100 eurų ir parsisiųsti tos batus. Bet ten buvo papildoma sąlyga. Tu sumokėk rašo 20 eurų, 20 eurų sumokėk. Ir pakvies du pirkėjus, kurie pirktų batus po 100 eurų. Ar tokius pačius, ar ten panašius, kur kainuoja visi po 100 eurų. Ir tada tau nereikės damokėti 80 eurų, tu už 20 eurų tos batus ir gausi. Kaip ir viskas aišku, taip? Ar neaišku? Sumokė 20 eurų už batus, pakvietė du pirkėjus, kurie nusipirko porą batų, vienas ir kitas. Tau nereikia damokėti 80, užtenka 20 eurų. Bet parduotuvė, kai jūs sumokėte 20 eurų, jūs iš karto batų nesinti. Jūs atsintė tik tai tokia kaip čekį, kad jūs esate apmokėjęs. Nes jeigu jums atsius batus, tai jūs patikėkite, kaip tų dviejų klientų ieškosite. Jūs batai tai išeisit. Tai čia lygiai tas pats, tai yra su auksu. Kai tik pradedam kalbėti žmonėms apie auksą, nes žmonės neįsivaizduoja, jie niekada nesimokinė apie investavimą, jie niekada neturėjo rankose tiek daug aukso. Ir tai atrodo kažkoks kosmosas, kažkoks stebuklas, čia auksas. Kai kalbė apie batus, apie kosmetiką, apie papildus, tai visiems būna aišku. Bet kai pradeda sakyti žodį auksas, tai kažkodėl visų akis tai va taip ir padidėja, nes galvoja, nu čia kažkas kosmosas. Tai va čia nėra joks tai kosmosas. Kodėl auksas? Kodėl šitą parduotuvę pasirinko auksą? Todėl, kad tai yra prekė, apie kurią nereikia realiai ir daug kalbėti. Mes galime kalbėti tik apie verslo planą. Prekė pati aiški, kaip prekė. Ne? Nereikia aiškiai, kaip jinai blizga, prieš saulę vienai, paskui prieš mėnulį kitaip. Tiesiog tai yra nesvarbu. Auksas yra auksas. Kaip Inga, mūsų jau draugė patapus po konferenciją, sako, nu, jeigu sako, tu nesupranti, kas yra auksas, tai tu tiesiog nuvažiuok į Afriką, pasimk auksą, aš pasimsiu auksą, o tu pasimk ten eurus. Ir pažiūrėsim tada, kas labiau išloš. Ar aš pasiėmu sako, tai Afrikoje labiau ten išgyvensiu ir tu su tai savo, tarkim, eurais. Tai va, auksas, kaip sakėt, ir Afrikoje auksas. Kodėl verta turėti aukso? Tai jūs šiandien galite perskaityti, va, kas matote turbūt, ne, žiūrit, kad tai pinigai, kad apsauga nuo infliacijos, kad tai didėjant aukso kainų rinkoje, pastoviai auga per, kaip matysime, per 10 metų, tai pastoviai augantį. Populiarumas auksas taip pat augantis. Tai tu čia, kodėl verta turėti auksą, tų sugalvojimų, tai mes galim dar patys fantazuoti ir tiek. Bet kai aš sakau, pradėkime pradžiai nuo realių dalykų. Ar žmogus galvos apie knygą, kai jo skrandis virškina pats save? Kai žmogus yra alkanas, ar jis galvos apie švietimą? Ar jis galvos apie savirealizaciją, saviugdą, kai jo skrandis jau baigia pats save suvirškinti? Žmogus galvos tada apie maistą. Tai kai tu turi tų neužkamšytų skylių, kai tu namie, tau, kaip sakyt, varva stogas kiauras, ne? Kai tu važiuoji su mašina, kuri sugenda į savaitę sykį, tu negalvosi, kodėl tau verta turėti auksą. Tai va būtent šita kompanija, va ką ir siūlo auksą, bet jeigu tau šiandien dienai jo nereikia, tu pasimk už tą darbą pinigais. Jeigu tau nereikia tų batų, kompanija sako, žinai, mes iš tavęs, kai tu tos dvi moteris nusipirks tos batus, tau jeigu nereikia kažkaip batų, mes iš tavęs mes atgal paimsim. Tik tai pasimsim truputėlį skirtumą ir tu ne 100 eurų atgausi, 90. Mes to persisim, nes tu kaip ir padarai darbą, nes tau galbūt reikia ne batų, tau reikia gal suderinti. Tai va, tai tiesiog ta kompanija unikali tuom, kad jeigu auksas šiandienai nereikalingas, tu pasiemi pinigus ir kamšai savo skolus vilės. Ar dar kažką. Londono aukso biržos kainos skelbia duomenis
laikyti, nes čia, kuo daugiau laikyti lotelį, to labiau sekasi. Tiesiog, kaip sakant, programą gerą reikia įsirašyti, o ne zitelį. Kaip sakau, ziteliai, ar jums nors kartą buvo tokia mintis, kad aš pabandysiu ir, jeigu nepavyks, tai ten nieko tokio. Sako, niekada taip nebuvo. Ir aš visų lyderių pasistengiau, kiek tą renginius prieiti ir paklausti. Ar jums buvo taip, kad jūs atėjot pabandyti? Ir jeigu kas ten, nieko tokio, čia daug nesinvestavau. Nei vienas Lietuvoje mano talentas lyderis neatėjo čia bandyti. Todėl jiems nesekas. Jie atėjo padaryti. O ne pabandyti. Aš pabandysiu būti gera tau žmona. Tai pabandyti. Neprižadu, kad pabandysiu. Tai izoliuotas vyras mane jau imtų, gelbėtas. Arba aš pabandysiu tau suremontuoti gerai dantis. Pabandysiu. Tai iš tos kėdės padėsi. Tiesiog sakysi, Jėzus Marija, pabandysiu. Yra dalykų, kur mes tiesiog nenorim bandyti, ne? Tai ir įsivaizduokit, kad jeigu jūs ateinate čia bandyti, tai geriau žinokit ir neteikit. Nes būsit rakštis vienoj vietoj ir sponsoriui, nereikia čia bandyti, čia reikia taip padaryti. Tai ta parduotuvė pardavinėja aukso luitelius mažmeniniais kiekiais, aukščiausios prabos. Šita parduotuvė priklauso didžiuliai kompanijai Global iVault. Veikia kompanija pagal visus ES įstatymus, teisės aktus ir taip toliau ir panašiai. Šitoj vietoje labai, dabar jau nebe, bet čia anksčiau, susidurdavom su tokiais, kaip aš sakau, prieštaravimais. Čia nelegalu, čia dar kažkas. Tie lapai, yra kažkur tašiai. Žodžiu, pradžiai mes bandėm žmonėm įrodyti, įtikinti, ką tu įrodysi žmogui, kuris net nenori girdėti. Čia, kaip aš sakau, yra netikras prieštaravimas. Tai dabar, jeigu manęs kas nors paklausė, sako, ne tik, kad paklausė, bet čia sako, nelegalu teigti. Sakau, gerai, o jeigu aš tau įrodysiu, kad čia yra legalu, ar tu tada ateisi ir dirbsi? Bet tai tada čia, suprantat, tai tada tu supranti, kad čia yra netikras prieštaravimas. Čia yra kaip toksai noras, atmaskęs, kai sakau paprastai, arba neturiu pinigų, arba čia nelegalu. Ir kad čia yra legalu, mes su vyru galim patvirtinti šiandieną tai 100%. Kodėl? Todėl, kad mes ieškojom informacijos apie tai, ar čia yra legalu. Ir juos suradom, ir turim atsispausdinę, ir registravimo numerius, viską mes suradom. Bet todėl, kad mes norėjom surasti. Ir šiandien dienai, jeigu pasakytų man, kad čia yra nelegalu, sakytų, tu nežinai, čia yra nelegalu, tai tas pats, kas man pasakytų, žinai, tavo plaukai tikrai nešiesi, tai yra juodi. Tau čia vaideninti tie šies. Tai kaip aš sakau, tai yra jau absurdas. Tai va. Tai tiesiog gal dar neapsistokime, tie rekvizitai, adresai, visi irgi yra pateikti, viskas yra nurodyta, gali ir nukeliauti, ir pačiusvainėti, sakau, tą pastatą ir visas galimybės. Skaidrė dar yra šita neištaisyta, kaip vitelė, jau ištaisyta, sakė 11 600 žmonių, tai mano vyras čia jau savaitę iki 12 000, tai savaitę 12 000, nes 11 birželio buvo 11 400, tai matom, kad savaitę realiai po 200 žmonių padaugėjo Lietuvoje. Tai va, be jūsų, čia kas dar neprisiregistravę, be jūsų, bet ir jūs tik ateinate jau 12 000 pasidaro. Pati veikla, parduotuvė, pradėjo veikti 10 metais, gegužės mėnesį. Tai jau 6 metai. Šie metai yra paskelbti lyderystės metais. 6 metai. Visur, kur yra internetas, bet kokioje pasaulio šalyje, bet kokiam kampelyje, kur tik tai veikia internetas, jūs galite šitą veiklą vystyti, ieškoti investuotojų, reklamuoti šitą parduotuvę, auksą ir taip toliau. Realiai internetas yra praktiškai visur, ne džiunglėse, gal nėra ir dykumoje. Pasaulyje jau yra apie 2 milijonai žmonių ir tą skaičių aš visada neskaičiu šitą žodį, va šitą klientai, matot klientų.
pasaulyje yra apie 2 milijonai klientų, Lietuvoje apie 12 tūkstančių. Ir kaip Zitas sakė, nuo lapkričio 21 bus 4 metai. Tai va, tai žodžiu, ką reiškia žodis klientas. Ir mes kitas sakom, va, ateikite dirbti, čia reikia. Mes čia nedirbam, mes nesam tos kompanijos darbuotojai, mes nesam tos kompanijos kažkokie akcininkai. Mes nesame šitos parduotuvės, kuri pardavinėja auksą klientų. Kaip ir su tais batais, pavyzdžiui, prisiminti. Mes neįsidarbinam čia, ne kokių UABą įsisteigėm, ne individualią veiklą. Mes tiesiog esame klientai, kurie perka auksą labai gerą kainą, dalyvaudami bonusinėje programoje. Ir rekomenduodami tai daryti savo artimiem, brangiem žmonėm, kas rūpi. Jeigu tau tas žmogus nerūpi, sakau, tu pasinėjai. Eik tik tai pas tą, kuris tau rūpi. Betgi kai sako, aš nežinau, aš nemoku, aš ant tų žmonių prieisim prie to, ta prasme, nemokėsiu pakviesti, pareklamuotas parduotuvės. Sakau, bet tu tą darai kiekvieną dieną. Kaip tu dabar imsi ir nebemokėsi, nes tu tą darai kiekvieną dieną. Nu, aš nedarau, sako to. Sakau, darai. Sakau, kada paskutinį kartą, ką pirkai tokią, nu jau brangesnę, ne gurkus, ne 10, bet kažkokią daiktą. Nu, šaldytuvą pirkau, ten prieš pusę metų. Nu, kaip pavyzdys. Ar apie tai, kad kokiam nors pasigyriai? Nu, aš pasigyriau, mamai pasigyriau. Nusipirkau šaldytuvą, o dabar jau į šaldiklį daugiau galėsiu iš mamos parsidarius tuštų sudėti. Tai pasigyriai, tai reiškia, atlikai reklamą. Kad nusipirkai gerą šaldytuvą, su daug kamerų, gerą kainą, tai padarai reklamą. Nu, bet tai čia nesiskaito. Nu, kaip nesiskaito? Skaitosi. Viską, ką mes perkame, pasigirėme, pasakom, vatane, šiandien atėjau ir Silvija, mano draugė, sako, nu kur tu tokių gražių suknelių vėl pasipirkai? Sakau, ačiū pasakau, kai va, yra gargžduose tokia parduotuvė, žodžiu, tai tave ten nusivešiu. Padariau reklamą. Padariau. Ar kai nueisiu pati ten tą suknelę nusipirks Silvija ir aš nueisiu kitą kartą man parduos už pusę kainos, tą suknelę kaip neparduos. Bet aš padariau reklamą. Tai darom mes tą nedarom. Darom. Tai kaip jeigu tu darai tą visą savo gyvenimą ir dabar jau staiga nebemokėsi. Nu kažkokia nesąmonė. Vailystė kažkokia. Tu tą darai jau. Tai kaip tu dabar nebemokėsi. Tai va. Ir šitų pavyzdžių galima vardinti belekiek. Žodžiu, kompanija turi keletą rūšių aukso. Tai turi savo, dabar nuo šių metų gegužės mėnesio išleido brandinius luitelius, kurie yra, kaip matom, su rekvizitais visais kompanijos. Luiteliai yra sertifikuoti Londono tauriųjų metalų asociacijos, o tie, kuriuos paleidau čia per salę, tai jie yra austrų ir vokiečių. Yra dar australų ir šveicarų. Žodžiu, dabar yra 5 rūšių luitelių. Ir kol kompanija neturėjo savų luitelių, jis buvo sudarius sutartį su 4 aukso gamintojais, kad naudosim prekę per savo elektroninę parduotuvę, pardavinėsiu prekę. Kitaip tariant, aš jeigu noriu įsisteigti savo parduotuvę batų, tai nebūtinai aš tos batus turiu gaminti. Aš galiu būti perpardavinėtis, taip? Nu, pavyzdžiui, jūs pardavinėjate daržoves. Jūs nebūtinai turite užauginti. Taip? Šita moteris nuostabiausias kainiausias daržovės klaipėdoj pardavinėja. Aš jums pasakysiu, kur jinai dirba. Aš iš karto visi puls dabar. Visi puls ieškoti, nes reklama daug ką daro. Ir, kaip sakant, toks yra gyvenimas dabar. Investicinis auksas, kas dar nežinote, jisai turi būti būtinai nemažesnės kaip 995 prabos. Jeigu yra mažesnė, tai jau yra aukso laužas. Tas luitelis, kurį jūs čia pačiupinėti, jisai yra per minkštas gaminti papuošalus. Jame nėra priemaišų. Jisai taip pat sulinktų, nutrūktų, nes jis yra minkštas. Nu, nebandykit lankstyti, bet žodžiu yra minkštas. Tai va, Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra daugybė internetinių parduotuvių, vietų, kur gali nueiti ir nusipirkti tą luitelį. Didesnį, mažesnį. Pavyzdžiui, tu gali nueiti į banką. Vasario mėnesį Šiaulių banke luitelis aukso gramas kainavo 83 eurus. Vasario mėnesį. Dabar nežinau. Gali
į bet kokią, čia kaip pavyzdys, nueiti parduotuvę ir nusipirkti tą luitelį, pasisiųsti ir turėti namie. Bet tu negausi to luitelio su ypatinga nuolaida, tu negausi už mažą kainą, nes tose čia nėra bonusinių programų. Taigi, nusipirkti aukso ir jį turėti šiandien dienai aš jums nesiūlau, nes aš siūlau kur kas geresnį, rekomenduoju kur kas geresnį variantą, tai užsidirbti, ne nusipirkti, o užsidirbti auksą. Konkrečiau tai būtų nusipirkti auksą, jeigu tas auksas, įsivaizduokit, rinkoje kainuoja internete perkant apie 40 eurų, bankė ten 80, taip. Tai aš rekomenduoju jums ir turiu galimybę, turiu būdą pasiūlyti, ta prasme, auksą nusipirkti šiandien dienai už gramą mokant 3 eurus. Nusipirkus auksą už 3 eurus už gramą, aš paskui jį parduodu rinkos kainą. Suprantam visi, taip? Jeigu aš nusipirkau gramą aukso už 3 eurus, aš jį parduodu už rinkos kainą, už 40 eurų. Ne kažkur bėgu gatvėje siūlau praeivėm, bet parduodu atgal kompanijai. Nes kompanija yra tokia tobula sistema sukurta, kad kompanija ne tik parduoda auksą, bet ir superka iš žmonių auksą, tą, kurį jie užsidirbo per šitas bonusinės programas. Ne šiaip ten žiedus nesuperka. Tai va, tai tas kaip užsidirbti pinigėlių, kaip užsidirbti tą auksą, kaip Zita sako, man atsiskaita auksu. Tai yra dalyvavimas programose. Investavimas, kaip aš sakau, nusipirkai, pasidėjai luitelį ir lauki ten 10 metų, kol pabrangs. O per bonusinės programas ir lyderių programas mes galime užsidirbti aukso ir jį paskui parduoti. Taigi, šią skaidrę paleisiu, dėl laiko taupimo. Bonusinėse programose mūsų uždirbtas auksas, jis yra neapmokestinamas. Pinigai, kuriuos mes gaunam už tą uždirbtą auksą, atgal pardavę kompaniją, jie yra neapmokestinami. Ir čia vėlgi daugelis priima kaip tokį neigiamą dalyką, nes galvoja, čia kažkas yra afera, nelegalu ir taip toliau. Tai tada vėl tai sakau, tada tu pasigilink truputėlį, nes nereikia niekur išvadų priimti anksčiau, tiesiog reikia pasigilinti. Jeigu mes perkame Maksimoje dešrą, sviestą, pieną, neprabraukę kortelę ir ten įkrito keli centai. Ir mes ten kaupiam, pusę metų, metus kaupiam, susikaupia kažkokia jau rimta suma, keli 100 eurų. Ar mums gegužės 1 dieną reikės deklaruoti, kiek Maksimos kortelė yra pinigų? Reikės mokėti mokesčius? Nereikės, nes tokia bonusinė programa. Tai va, Global Intergoldo bonusinė programa yra taip kaip ačiū kortelės, taip kaip tų lipdukų visų. Ir, sako, čia yra spraga tikrai, ne? Galbūt ir spraga. Sako, vis tiek kažkada tu mokėsi tas mokesčius nuo to uždirbtausiu. Aš sakau, gerai, sutinku mokėti. Negaila man mokėti mokesčių, kai yra iš ko mokėti. Nes, kaip pasakai, dabar kas yra, tai yra gaudu daug. Tiesiog atrodo, moki mokesčius, o nedaug dievė susirgta, ne? O taip nemokama medicina. Kai sakau, viskas tvarkoja, galim tas mokesčius mokėti, tai yra iš ko. Ir, žodžiu, kada padarys apmokestintas tas korteles, kai reikės mokėti mokesčius nuo susikaupusių ten centų, eurų, tai tada galbūt ir reikės mokėti mokesčius ir nuo bonusinių programų ir dirbtų aukso, kaip sakyti, paverstų paskui pinigus. Bet kol tas bus, mes nežinom, ar iš vis bus, kaip sakant, ko nežinom, to ir nekalbėti. Taigi, dabar truputėlį visus pažadins. Žodžiu, gerai sako, nu tai dabar tu kalbėjai, čia kalbėjai, viską tvarkoji, kaip šitas auksas, bet ką daryti? Nu, aš turiu saulėtos 5,40, tu man sakyk, ką man daryti? Gerai sakau. Gerai, kad tu turi tos 5,40 visų pirma, nes tikrai tiek neturi. Man tai juokingiausia būna, kai toks jau verslininkas, žodžiu jau, bet koks verslininkas ir tu siūlai jam ateiti, jis sako, pinigų neturi. Tai sakau, žinai, sakau, tu kaip tik todėl turi čia ateiti. Nes jeigu tu tokį verslą turėdamas neturi 5,40, tai tada tu turi čia atbėgti, o neteiti.
Mes šiandien dienai turime iš viso 5 programas. Jūs čia matote kol kas tik tai 3, nes yra, žodžiu, ne viso šitą skaidrę dėl laiko stokos. Tai, kaip matome, šitie 3 programos standart, multiplikacija ir online. Žodžiu, paprastai žmonių kalba kalbėti. Noriu aš užsidirbti tą auksą. Turiu, tarkim, 400. Tvarkoju. Vadinasi, aš galiu suinvestuoti į multiplikacijos programą. Turiu aš 1100 eurų. Tvarkoju. Aš galiu suinvestuoti į online programą. Žodžiu, turiu sumą pinigų ir svarstau, į kurią programą, kurioje bonusinėje programoje man dalyvauti. Jos tarpusavyje šiek tiek skiriasi. Galiu išduoti tik tokią paslaptį, kurioje nėra paslaptis, kad kuo didesnė yra investicija, tuo greičiau ir, kaip pasakyti, per trumpesnį laiką jūs užsidirbsite tą auksą ir paskui galėsite jį parduoti. Čia ne šiaip sau skiriasi tos sumos. Kuo mažesnė investicija, to daugiau reikės reklamos atlikti. Tai kaip sakant, bet jeigu aš turiu tik tai 540 arba turiu 1080 ir noriu tai kartu su vyru, tai tada einu ne į šitą programą, o nutiesiai į šitą programą. Tai tvarkoju, dabar turiu tą pinigų sumą, noriu suinvestuoti, pasirenku programą, pasitarsiu su savo sponsoriumi ir užsiregistruoju į Global Intergold ir tampu klientu. Kaip sakant, norint tapti kompanijos klientu, vien tik užeiti į parduotuvę ir išeiti neužtenka. Nes tu tada būsi tik tai toks, lankytojas, ne klientas. Klientas yra tas žmogus, kuris ateis į parduotuvę kažką nusipirkti. Tai atėjau į šitą parduotuvę, užsiregistravau, padeda užsiregistruoti mano rėmėjas, užpildžiau registraciją ir sumokėjau avansą. Sumokėjau, čia kaip pavyzdys, matot, 540, taip? Už ką aš čia moku? Už ką moku šitą avansą? Tikrai ne už gražias akis, moku avansą už luitelius, už aukso luitelius. Čia vat visi prasisiūsit, pamatysit, yra pavyzdys. Vat būtent tos programos 540. Yra aukso luiteliai, jų yra čia išvardinta apie 190 gramų. Aukso luiteliai, jų kainos sumoje matome 7200 eurų. Reiškia, aš perku beveik 190 gramų luitelių, kurių kaina rinkoje tą dieną yra 7000, bet moku tik tai avansą, jeigu dalyvauju bonusinėje programoje. Gerai, sumoku tą avansą šitais išvardintais būdais, šitais išvardintais būdais sumoku. Ir ką aš gaunu iš kompanijos. Sako, kiek aš gramų aukso gausiu, kiek man atsiųsti. Sakau, o kai tu į kelionę važiavai kada nors, pirkai ten per kelionę agentūrą, pirkai bilietus, nupirkau, paprašė tavęs avansą sumokėti iš anksto. Paprašė, o tau iškart bilietus atsiuntė? Ne. O kada atsiuntė? Kai sumokėjau pilnai. Tai čia lygiai tas pats. Čia nėra, nepagalvokit, kad čia kitaip, kad žodžiu sumoku avansą ir man jau prekė pristatė. Ne, aš sumoku avansą ir aš gaunu va štai tokią kreditinę sąskaitą, kad aš atlikau mokėjimą. Kada aš gausiu tas savo 190 ar 200 gramų, kada aš gausiu? Nors ir kitą savaitę. Aš galiu gauti nors ir kitą savaitę, kaip? Damoku 6500 ir jau kitą savaitę man mano auksą atveža. Vienas variantas. Kitas variantas – įvykdo bonusinės sistemos sąlygas. Jeigu aš įvykdo bonusinės programos sąlygas, padarau tam tikrą skaičių pakvietimų į šitą parduotuvę, nereikia man damokėti skirtumo, nereikia damokėti 6500. Kompanija atiduos tau tą prekę už avanso kainą. Viskas yra taip paprasta, ar kažkam yra neaišku. Kas nors nesuprantate? Jeigu kažkam neaišku, tai žinokit nieko tokio, aš išduosiu vieną paslaptį. Nežinau dėl plaukų, dėl ko, aš iš 5 kartą supratau. Tai jūs visiškai nesijaudinkit, jeigu šiandieną visko nesuprasit. Jums šiandieną tik tai reikia vieną dalyką suprasti.
kurioj pusėje norit būti. Ten toj, kur nupiešiama, ne? Dešinėje ar kairėje, kurioj pusėje. Šiandien dienai, kas pirmą kartą esate, tai užtenka tik to dalyko. Užsikabinote, ateisit antrą, trečią kartą rėmėję, visienos prisirėmę, dar paklausit. Jeigu neužsikabinote, nepadės nei 5 kartas, nei 10 kartas. Čia esmė tame. Tai va, tai dabar įsivaizduokite tai, kad padarau šitą apmokėjimą avansinį už beveik 200 gramų miltelių ir gaunu šitą kreditinę sąskaitą, kad mano apmokėjimas gautas, priimtas ir aš turiu dokumentą, kad žodžiu atlikau mokėjimą. Kas vyksta toliau? Toliau, kai tik tai aš patampu klientu ir apmoku šitą sąskaitą, mane parduotuvėje kaip klientą padeda, kaip pasakyti, atsirandu aš tokioje lentelėje. Programoje, bonusinėje programoje. Bonusinių programoje, kiek yra iš viso, kas miegoja, patikrinsim. Kiek iš viso bonusinių programų? 5. Labai teisingai, bet kai nauji žmonės nedėlė, vis gerai. 5 programos. Tai žodžiu, čia yra ta standartinė pati pirmoji. Matom, čia yra 2 lentelės. Tai jeigu žiūrite ten gale, žiūrite... Pasukti ekraną. Į kurią pusę sukti? Sauniškai. Didelė girdit, reikės žalis iš kitą. Iš šitą pusę? Gerai, ne? Matas, kur reikia? 2 metus. Ką? Nu, tai su salės pagalbama, tai nebūčiau sugalvoju, būčiau televizorių nešusi tokį. Tai va, tai dabar žiūrėkime į tas vėlgi lentelės. Standartinėje programoje bonusinėje lentelėse yra 2. 15 langelių ir 15 langelių. Multikarte yra 1 lentelė, 7 langelių. Goldline yra 2 lentelės, 7 langelių ir 7 langelių. Smarte yra 1 lentelė, 7 langelių. Nu, žodžiu, dar yra Pro programa, kur yra 13 langelių ir 13 langelių. Čia vėl daug informacijos, bet jūs tiesiog prisiminkit, kad visos tos bonusinės programos, jos vyksta ciklais. Jos visos vyksta ciklais. Padariau ciklą, pamelavau. Padariau pusę ciklo, gavau dalį aukso. Padariau antrą pusę ciklo, vėl gavau savo auksą. Nereikia viso ciklo padaryti, kad gautum auksą. Žodžiu, dalimis tau išmoka tą tavo auksą. Uždirbta. Tai gerai, ką mums reikia nuveikti? Aš dar paaiškinsiu, kaip sakyt, kad būtų aiškiau tiem, kas nesupranta, kas yra ciklas. Objektas, žodį žinot, objektas. Bet statybose objektas. Bet objektą reikia padaryti. Namą pastatyti. Ne? Kai pastačiau namą, objektą dar nebabaigiau. Kai jį pastatysiu ir įrengsiu, tai bus viskas objektas pabaigtas priduodu. Pastačiau ir įrengiau. Tai čia galima pasakyti, kad tas ciklas galim vadinti objektu. Namą pastačiau, namą įrengiau. Įveikiau visą ciklą. Bet atsiskaitom pas pusę ciklo. Ką reiškia šitie 7%? Ką reiškia tie 3,5, 3,5? Žodžiu, ciklo vertė, tai tame lape, kuris čia siunčiasi, matėt, kad viso aukso vertė yra 7200, ne? Čia mes suapvalinam, nes gali būti vienas į 7100, kitas į 7200, bet čia yra suapvalinta 7000. Tai, žodžiu, viso ciklo tokia vertė, visų tų luitelių vertė yra tokia. Reiškia, pusės luitelių vertė tokia ir kitos pusės luitelių vertė tokia. 7% keliauja lyderių programai kompanijos plėtrai. Čia nėra kompanijos pelnas. Iš ko gyvena kompanija, galėsiu, jeigu kam įdomu, atsakyti vėliau. Gerai, žodžiu, kai padariau pirmą darbą, kompanija man už darbą ką davė? Ką davė? Auksą davė. Nu va, kaip gerai. Čia dar reikia dalykai iš tikrųjų išmokti. Ne pinigus davė, auksą. Reiškia, nusipirkau vieną batą. Padariau pusę darbo, vieną draugę apsipirko parduotuvėj, man jau vieną batą nupirko. Tai žodžiu, jeigu ten buvo apie 200 gramų aukso, tas komplektas visas, tai reiškia, aš 100 gramų čia gavau ir čia gausiu 100 gramų.
Kiek tų ciklų gali būti, atsiprašau, kiek tų ciklų gali būti, kiek aš per gyvenimą ciklų galiu įveikti. Kiek tik noriu. Kol iki Japonijos nusikasiu, o paskui jau ten savaitgalis prasidės. Surandi tokią, nežinau, vardą ir ant dviračio visus reikia, kas važiuoja kabinu. Taigi dabar tą lentelę pritraukėme iš arčiau. Kaip aš sakiau, ateini, užsiregistruoji kaip klientas parduotuvės, tampi klientų, nusipirki luitelių, apie 200 gramų, sumokėdamas avansą 5,40 ir per neštoje programoje padeda į tuščią vietą. Tuščios vietos būna tik viršui, 8 tuščios vietos. Įsivaizduokite, kad čia esate, bet kuris, čia dar nors ir esate registruotas, nesvarbu, bet įsivaizduokim, kad kažkuris šiandieną čia ateina iš šitą programą. Tai vat jūs, kažkuris jūs. Atsidurite lentelėje, jūs pakvietė Romas. Pamenat, kas dar bet naujokai, ne? Kas nauji žmonės pirmą kartą girdit, kiek Zitelė sakė žmonių reikėjo jai pakviesti? 2. Kai pasakai žmogui, kad čia reikia pakviesti žmonės, dažniausiai jie galvoja, kad kas mėnesį reikės po 2 pakviesti, kas savaitę. Kad pastoviai reikės, kad kažkiek laiko tą vėl pakartoti, kas ciklą. Būna ir tokių, kur sako, nepažįstu 2. Bet čia, kaip pasakyti, žinokit, aš dažniausiai, kai pasako, kad 2 nepažįstu, dažniausiai tada sakau, einam gert kavos. Nebetesi dažniausiai. Vienu žodžiu. Nebėra ką komentuoti. Tai va, Romas pažinojo 2 žmonės. Tai jūs ir dar mane pažinojo. Ir kas atsitiko su Romu, kai jisai pakvietė 2 klientus į parduotuvę? Jisai tapo aktyviu bonusinės programos dalyviu. Kad gautum bonusus, kad gautum auksą, tu turi pradžioje aktyvus patapti ir dar tau nepuls nieks auksą. Tu dar, kaip sakant, turėsi pakentėti. Bet būti aktyviu privalom. Tomas pasikvietęs 2, taip pat tampa aktyviu, Jonas tampa aktyviu, pasikvietęs 2 ir lygiai taip pat Vida. Visi užsipildė, visas aštuntukas pilnas. Žygis aktyvus ar neaktyvus? Kažkur kodėl aktyvus žygis? Nes jis pasikvietė Vytą su Rima, taip, Vytas aktyvus. Kodėl Vytas yra ne viršui, o žemiau? Todėl, kad jis atėjo pirmiau, ne? Kai užsipildo visas viršus, kas atsitinka su žygiu? Žygis pastatė namą, pirmą ciklą, įveikė pirmo ciklo tą pirmą lentelę. Ir krenta į antrą lentelę. Eina jau namą įrengtą turi. Padarė pusę darbo, ar nepadarė? Nors jis pasikvietė, kiek žmonių pasikvietė žygis? Kiek? Ar tikrai 2? Teisingai. Kai sako 14, nesakau nieko nesakau. 14 Vyta ir Rima pasikvietė. Pavyzdžiui, aš kai kviečiau Deimantę, aš Vaidą iš vis nepažinojau, o jau apie Vaidą tėvus iš vis net neįsivaizdavau, kas jie tokie. Tai va, kitas iki, nereikia pažinoti tau, tu gali tų žmonių net nežinoti, nes tu pasikvietė tik tai, ką tu pažįsti. O jie jau pasikvietė, ką jie pažįsta. O ne aš ėjau ir susipažinau su visais 14. Mūsų struktūroje yra apie 200 žmonių jau Zitelė. Bet mes pusę jau nesam matę. Gal, apie kokią 40% nesam matę. Taigi, žygis, ką gauna auksą? Kiek gauna aukso? Pusę. Tai reiškia, nuo 90 gali būti iki 100 gramų priklausomai, kiek buvo nupirkta. Gerai, dabar ta lentelė, kaip matoma, rodiklė suskyla, taip, ir mes matysime tą pusę, kurioje esame mes visi. Tai reiškia, Vyto pusė. Kas atsitiko? Vytas dabar ant vieneto pasidarė, o pažiūrėkite, kur atsidūrėte jūs ir aš. Ketvirtė. Jau mes nebe aštuntukė, taip? Kas atsitinka jums? Jūs turite pasikviesti 2 žmonės, kad aktyviais programos dalyviais. Ta patį aš turiu padaryti ir Algis ir Erikas visi turime padaryti tą patį. Kas atsitinka su Vytu, kai užsipildo visą lentelę? Eina jisai į antrą lentelę, įsikūnavo pastatė, eina įrengti, gauna ką? Auksą. Gauna auksą, visas patenkintas laimingas, lentelė suskyla, vėl mes matome tą pusę, kurioje esame mes.
jau mes arti vienetukų. Ką dabar mes darome? Ką dabar darome? Ieškot, nu, bet jūs esat. Einat Jolantą ir dar jūs surasti žmonių? Ne. Jeigu jūs taip darysite, ne, tai čia yra išimčių, jeigu yra, tarkim, čia Vaidas, o čia Deimantė, ne. Tai čia yra, nu, kaip vyras ir žmona, tai tada taip. Tai čia natūralu, kad eisit kartu, ieškotų dviejų. Bet jeigu tai yra svetimi žmonės, niekada nereikia pulti už visus daryti. Davėt meškerę, tai jau žuvies tikrai nebeduoti. Pats tegu pasigauna žuvį. Nereikia už visus dirbti, nes pavyzdžiui, mes su Edu tikrai tokių klaidų esam padarę. Galvojom, užsimotyvuos, kad vieną žmogų padovanojom vienam, kitą žmogų kitam padovanojom. Nei užsikūrė, nei ką. Jie tiesiog laukia ir toliau, kol tu atnešti ir kol tu vėl duosi. Kaip aš sakau, nu, pripratinam jau parazituoti ir parazituoja. Nu, tai va tiesiog dabar jau taip nebedarom, nes jokios naudos iš to. Jūs vienintelis dalykas, kuom tikrai galite padėti tam žmogui, kai sakyt, klausyk, iš manęs pasakotojas dar nekoks. Einam į renginį, bus renginys, į parankę ir einam. Aš tau nepapasakosiu, bet renginį tau papasakos. Paskambino mano rėmėjai, atvažiuos kažkur įsitiksim, papasakos. O ne tai, kad žinai, aš tau surasiu, tu nepergyveni. Ačiū nepasakys, žinokit, bet jūs, kaip pasakys, patys paskui blogai jausitės, nes jūs to žmonės suradę, tiem žmonėm patys, tai su jais paskui galėsit ir dirbti patys. Nes, nu ką.